Kažkodėl išsijungė video. Tai bandau tęsti. Tikiuosi išsisaugojo dalis. Na ir žodžiu, paleidus tą simaką, irgi grubiai gal metus laiko dirbau su juo. Ir papuolė man vienas klientas. Turkijos naktinių klubų tinklo savininkas. Toks yra Halikarnas Club, kas Turkijoje yra buvęs, mieste Bodrum. Žodžiu, aš jį vežiau kelias dienas. Jisai man mokėjo tais laikais pasakiškus pinigus. O čia jisai surinkinėjo savo klubam personalą. Tai yra padavėjas, šokėjas, lietuvės. Ir mes su juo daug bendravom. Anglų kalba, aišku. Ir jisai pasakė, jeigu tu nori dirbti su rimtais klientais, tu privalai įsigyti S-klasės Mercedesą ir Longą. Tada pas tave bus visi tokie klientai kaip aš. Man jo žodžiai įstrigo į širdį. Turėjau dar vieną rimtą klientą, kuris man esant reikalui padėdavo, prainvestuodavo į mano versliukus. Aišku, su palūkanom, visą kitą. Dabar jau nėra gyvųjų tarpe. Žmogus nuo amžiaus ir didelių ligų numirė. Gaila. Prisimenam iki geriausių žodžių. Bet tada aš atvažiavau pas jį. Sakau, Eugenijau, sakau, man reikia Mercedesų, S-klasės Longo. Tais laikais ta mašina kainavo 30 000 eurų. Sako, tu duodi, sako, tu duodi. O ką tu su juo darysi? Ką, irgi pas mergas važiuosi? Ne, sakau, dirbsiu. Tai ką tu dirbsi, iš kur tu paimsi klientą? Dirbsiu, sakau, pamatysiu, sakau. Man žmogus sakė ir aš sukursiu sistemą, imperiją, išplėsiu firmą ir taip toliau. Nu gerai, sako, einam, sako, susirasta kokią mašiną, važiuosim pažiūrėti. Taip ir davė dabro, aš šiek tiek pinigų turėjau, šiek tiek jis man paskolino. Žodžiu, ir nuvažiuojame pirmą mašiną žiūrėti. Nesakysiu pas ką, bet jinai buvo naudojama tik tai savaitgaliais ir tik tai su vairuotoju. Būklė buvo jos ideali. Na ir mes ją nupirkom ir aš pradėjau dirbti. Pas mane atsirado pažintys, kiti žmonės, kurie turėjo irgi po vieną Mercedesą, vertėsi tuo pačiu, uždarbiaudavo, dasidurdavo prie savo darbo pajamų, kas prie verslo, kas kaip. Ir tada pas mus pasipylė užsakymai rimti. Atsimenu, vieni pirmųjų užsakymų, tai buvo Europos prezidentų diena. Žodžiu, vyko Kaune ir pas mane užsakė 6 Mercedesus. Aš tuo metu susikviečiau visus pažįstamus ir mes sėkmingai vežiojom 2 dienas tos prezidentus. Visi jau uždirbom pinigus normalius. Visiems buvo viskas labai fain. Žodžiu, tada sekantis užsakymas buvo skuter koncertas. Pasitikom skuterį prie privataus lėktuvo. Vėl naujos patirtis, naujos viskas. Ir taip tas gyvenimas sukosi. Į priekį, ištisai vestuvės. Ta mašina atsipirko su kaupu. Tada vėliau atsirado jau dar vienas žmogus su naujausiu Mercedesu S-klasės tais laikais. Kai kurie kolegos taip pat jau turėjo. Atsirado galimybė man jį pasimti tą naujausią Mercedesą veiklos nuomai. Tada aš jį pasiėmiau veiklos nuomai. Tada gaudavau dar geresnius klientus iš viešbučių, iš privačių lėktuvų,
iš visokių, kaip sakyt, vietų. Ir laikui bėgant užsidirbau pinigų, įsigijau pirmąjį savo S-klasės nuosavą Mercedesą, jau nebe veiklos nuoma. Tada turėjau 2 esniukus. Tada pasiėmiau veiklos nuomai V-klasės autobusiuką. Ir tuo pačiu lygiagrečiai vykdžiau Prius nuomos verslą. Turėjau autoparką, nuomavau boltukam, asiliukam. Nu, tuo metu dar jie nebuvo tokie asiliukai, nes tos kainos dar buvo prieš 10 metų tokios pačios kaip dabar. Bet pragyvenimo lygis buvo kitas. Tai dar eidavo uždirbti. Uždirbdavo visi. Ir aš uždirbdavau, ir jie uždirbdavo, viskas būdavo gerai. O dabar jau situacija yra kardinaliai pasikeitusi. Dabar man nelabai leidžia moraliniai principai tiesiog užsimto nuomos verslu ir varyti žmonės į skolas. Tai ką galiu pasakyti, paskui toliau laikui bėgant įsigijau savo nuosavą Mercedes V-klasės autobusiuką. Tada įsigijau Eškę, E-klasės vadinamą Mercedesą juodą. Po Eškės atsipirkau savo senąjį S iš draugo. Žodžiu, tada jau Eškiai sukako irgi atidirbo, užsidirbo, atsipirko. Įsigijau dar vieną V-klasės Mercedesą. Autoparkas, o tai plėtėsi, buvo 4 mašinos. Dabar vėl šiuo metu esu esniką pardavęs, likę 2 V-klasės ir S-klasę. Modelius atnaujinom, investavom į išvaizdą, nupoliravom ir laukia dar vieni įspūdingi metai. Tai vat, štai jums yra atsakymas į klausimą, dėl ko reikia pirkti Mercedesą, o ne Toyota. Ir nereikia čia mane smerkti, nes kiekvienas renkasi, su kokiu segmentu nori dirbti ir su kokiais klientais nori dirbti. Aš pasirinkau dirbti su turtingais klientais, su žymiais žmonėmis ir kurie neverkia dėl blogo gyvenimo. Ir stengiuosi ir pats neverkti, o daryti taip, kad tas gyvenimas būtų geras ir kitiems padaryti geresnį. Tai va tokia ta istorija 12 metų prabėgom. Dabar manau, kad tapo aiškiau galbūt, ką aš norėjau pasakyti, filmuodamasis už kito prabangaus Mercedeso vairo ir papasakoti kitiem vairuotojam būsimiem, kurie galbūt gyvenime turi tikslų, o ne šiaip sau supūt ir pasiskolint valstybei Bolte. Kas turit smegenų, viską gyvenime pasieksit, tik tai kelkit savo tikslus, nebijokit kelt didelius tikslus ir viską pasieksit. Aš kol kas keliu tokius tikslus, kokius keliu, bet kokius išsikėliau, tokius pasiekiau. Dabar mėginu kelt dar didesnius ir žiūrėsim, kas čia gausis. Sekantis metai, manau, viską parodys. Linkiu visiems sėkmės, siekiant savo tikslų ir gerų visų ateinančių 2025 metų.